Gimiau, užaugau, gyvenu ir tikiuosi ir paliksiu šitą pasaulį Klaipėdoje. Klaipėda yra gimta, priimtina visom prasmėm, dydžiu, oru, aplinka, jūra, šalia Neringa. Žodžiu, esu toj vietoj, kur ir labai gerai jaučiuosi. Ir nenoriu jos keisti ir tikrai nekeisiu. Dar galėčiau pasakyti, kad gimiau, kaip ten Algimantas Baltakis sakė, gimiau pačiu laiku. Nei per vėlai, nei per anksti. Ką turiu galvoj, tai kad didžiausią savo gyvenimo etapą pragyvenau be karo. Ir apie tai turbūt prieš net ir 5 ar 10 metų nebūtų net šovusi į galvą tokia mintis, kad apie tai kalbėti apskritai. Bet dabar, šių dienų kontekste, kai pagalvoji, tai iš tikrųjų tai buvo didelė laimė gyventi be karo. Nesvarbu, kad tai buvo politinė aplinka, ideologinė aplinka, kitokia negu dabar, bet tai buvo taika ir tai yra didžiulis turtas. Aš manau, turbūt iš mano dabartinių metų pozicijos vertinant, tai yra ko gero pats didžiausias turtas, todėl kad karas sunaikina viską. Ir žmogų, ir tai, ką žmogus sukūrė, ir miestą sunaikina ir teatrą. Žodžiu, tai yra baisu, tai yra pats baisiausias dalykas. Todėl ir sakau, kad gimiau pačiu laiku ir daug Dieve, kad tas baisumas nepasiektų mūsų Klaipėdos, nes miestas Klaipėda yra labai geras miestas. Čia nieko nėra per daug, bet yra pakankamai visko. Dramos teatras nuo pat vaikystės buvo mano, galima sakyti, antrieji namai ir labai ilgą tarpą, nes tėvelis atvažiavęs po karo iš Dzūkijos čia buvo iš tų pirmųjų aktorių, kurie 46 metais pradėjo Klaipėdos dramos teatre dirbti. Paskui susiklostė taip aplinkybės, kad ir beveik 30 metų vadovavo teatrui, buvo direktorius šio teatro ir žinoma, mes vaikai ir paskui ir paauglys ir jaunystėj čia lankydavomės labai dažnai, tiek į spektaklius, tiek į visokias šventės, kurių čia netrūko. Kitas momentas tai, kad Klaipėda po karo vis stengiasi turėti ir muzikinį teatrą ir tiesa, iš karto po karo buvo šitas teatras muzikinės komedijos teatras vadinosi, iš karto po, ne dramos teatras, bet Klaipėdos muzikinės komedijos teatras. Ten buvo ir 2 trupės, buvo rusų trupė ir lietuvių. Ir statė ir muzikinius spektaklius, ir netgi, jeigu aš neklystu, ir Sevilijos kirpėjas buvo pastatytas, ir keletą operečių. Bet susiklosčius aplinkybėm Lietuvos valdžia uždarė šitą teatrą ir paliko jau grinai kaip dramos teatrą. Bet ta mintis Klaipėdoj, kadangi buvo tų muzikų ir instrumentalistų ir vokalistų, kurie po karo dainavo čia, vis tiek tas noras turėti muzikinį teatrą arba bent jau kažką tokio panašaus visą laiką jisai buvo. 53 metais įkurtas buvo choras
tada prie vykdomojo komiteto. Ir tas choras labai energingai ėmėsi veiklos ir 56 metais iš to choro kaip pagrindo, prijungus mieste buvusius profesionalius dainininkus ir įvairių specialybių žmonės, kurie turėjo gerus balsus, buvo įsteigtas Klaipėdos liaudies operos teatras. Na, iš pradžių jis taip nesivadino, tas vardas šiek tiek vėliau buvo suteiktas, bet, reiškia, trupė, kai yra solistai, yra choras ir orkestras, kuris būdavo surenkamas iš pedagogų. Ir pirmoji opera, Eugenijus Oneginas, buvo susijusi labai tampriai su mano šeima, nes tėvas buvo režisierius šito spektaklio, o mama turėjo dainuoti Olgos partiją. Bet mama pastojo ir rudenį gimiau aš spalio 6 dieną, o premjera įvyko šiek tiek vėliau, dabar bijau suklysti, tai buvo ar lapkritis, ar gruodis. Pirmasis spektaklis buvo parodytas. Žodžiu, mama turėjo atsisakyti to vaidmens, bet matyt, iššiose aš jau girdėjau ir tą muziką, ir tą dainavimą. Ir muziką girdėjau šiaip nuo pat mažų dienų ir kūdikis būdamas, mama dainuodavo man lopšines, tėvas sekdavo pasakas. Žodžiu, aplinka nuo pat gimimo buvo labai meniška ir tiek teatras, tiek muzika buvo visą laiką labai tampriai susiję su manimi, su visa mano šeima. Ir ėjo koja kojon. Aš negaliu pasakyti, kad teatras buvo svarbesnis, muzika mažiau, arba atvirkščiai muzika svarbesnė, o teatras mažiau. Visa tai buvo labai glaudžiai susiję. Kiek atsimenu save, tiek atsimenu senąją teatro salę. Šito teatro salę labai jaukia, labai miela, labai tokia su nuostabia akustika, su daugybė užkabarių teatro, kur mes, aktorių vaikai, tokie bendramžiai, mes ten lankstydavom ir siausdavom. Ir čia buvo tikrai kur pasislėpti ir kur labai įdomių tokių visokių kampelių. Tai va, bet žinoma, svarbiausia tai buvo spektakliai. Ir tie vaikiški, žinoma, pirmiausiai spektakliai. Ir tas momentas, kai salėje gęsta šviesa ir vis kyla toksai trumpas šurmulys vaikų, kad tuoj prasidės ir tada visada būdavo ir muzika. Neatsimenu spektaklio, kad nelydėtų ir muzikinis, reiškia, fonas būtų. Ir daug tokių grinai ir muzikinių vaikiškų spektaklių. Ir jis užburdavo tas visas veiksmas, kuris vykdavo scenoje. Kai vieną kartą pajunti tą kažkokį, tai nenusakomą žodžiais jausmą, žiūrint spektaklį, išėjus, praėjus kažkuriam laikui, norisi vėl tą patį pajusti. Ir tu vėl eini į teatrą ir tą patį spektaklį žiūri 5., 10., 20 kartą. Dramos teatras savaime, jis man buvo antrieji namai. Aš ėjau paskui jau paauglys, to narkotiko man lygiai taip pat reikėjo. Tai sutapo dar su Povilo Gaidžio atėjimu
Ir kai atsirado tikrai kitokie spektakliai, tikrai tokie, stiprūs spektakliai, kai kurie tiesiog šedevrai, komedijos, kurias tikrai galėjai žiūrėti ir kiekvieną kartą vis stebėtis ir aktorių darbu. Mano paauglystė sutapo su Beatlų, su roko, visa ta banga didžiausia. Bet teatras buvo irgi tas antrasis toksai, arba pirmasis, sunku dabar pasverti, paauglystės ir vėliau ir jaunystės palydovas. Liaudies opera tuo metu jau gyvavo tokį pakilimą savo, nes buvo atvažiavęs Kazimieras Kšanas, energingas jaunas dirigentas, ir jisai vadovavo Liaudies operai, ir jie pastoviai statė spektaklius. Ir 77 metais, statant Vargšą studentą Emilio Kerio operetę, Kšanui reikėjo 2 komikų. Komiški personažai, Pufkė, Pifkė, tokie kalėjimo prižiūrėtojai, išgeriantis, reiškia, girtuokliai tokie. Ir jis, matydamas mane įvairiuose ten renginiuose, nes man teko labai draugauti su režisieriais, kurie, reiškia, studijavo režisūrą, aktorinis, paskui atsirado Povilo Gaidžio pirmas kursas, visi dabartiniai senjorai šito teatro, tai mes kartu mokėmės irgi, tai buvo bendrų tokių reikalų įvairiose šventėse ir Kšanas pamatęs, sako, ateikit, aš manau, kad jūs galėsit ten gerai suvaidinti. Tai buvo pirmas spektaklis, atsidūriau tam Liaudies operos teatre, po truputį atsirado tada 2, 3, 4 vaidmenis. Miesto valdžia buvo susiplanavusi, kad po truputį, žingsnis po žingsnio, tą muzikinį profesionalų teatrą įkurti. Ir tai pirmiausiai Alfonso Žalio dėka, jisai kryptingai dirbo, taip kaip jisai Jūrų muziejų kryptingai iš nieko ten, iš mažos ekspozicijos padarė tokį, apgaudinėdamas Maskvą. Taip jisai po truputį, kartu aišku su Kšanu, su kitais žmonėmis lipdė ir tą muzikinį teatrą. Ir 84-85 jau buvo visiškai jau finišo tiesioji. Jau mes puikiai žinojom. Jau atvažinėjo profesionalūs dainininkai pabaigę Vilniaus konservatoriją, atvažinėjo ir instrumentalistai. Ir reikėjo kažkam imtis ir organizacinio darbo, kurio buvo labai daug, popierizmų visokio, norint įkurti teatrą, etatai visokie ten, materialiniai dalykai visokie. Ir 85 pabaigoj mane kalbino jau valdžia miesto ir ministerija, ar tu nesijimtum tapti tuo direktorium tvarkytoju, toks buvo etatas įkurtas, kad visą tą darbą reikėjo padaryti. Aš pagalvojau, kodėlgi ne, gal čia taip ir pabandyt, gal kas nors ir gausis. Aš sutikau ir visus 86 metus vyko didžiulis tas popierizmo ir visokių kitokių dalykų reikalaujantis darbas,
sėdėjimas kabinete, važinėjimas pastovus į Vilnių, į ministeriją, reikėjo to, ano, eiti, sužinoti, iš kur gauti. Vyko remontas patalpose kultūros rūmų, kurias reikėjo pritaikyti jau dideliai kompanijai, muzikinio teatro, reiškia, kūrybiniai visai grupiai, artistams. Nu, žodžiu, buvo labai daug reikalų. Bet labai greitai supratau ir pajutau, kad tai ne mano kelias, nes vis tiek buvo ir spektakliai, vyko repeticijos, mažai be buvo laiko, tam skirti laiko. Ir kažkaip, taip atrodė, tėvas čia buvo direktorius šitiek metų, galbūt. Ir manau, kad taip manė ir tie valdininkai, kurie pasiūlė man tą, kad, čia tėvas buvo direktorius, tai čia eis tėvo pėdomis. Bet aš labai greitai pasakiau, ne. Aš nenorėsiu tikrai ir jūs ieškokit, kas imsis šito darbo nuo 87, kai bus įsteigtas tas profesionalus teatras. Taip, bet jie kažkaip nerado, ar jie nenorėjo rasti ir pasakė, kad reikia, taip, ieškosim, kai tik rasim, tada paleisim tave. Bet teko kentėti iki 89 metų. Tai tas miestas, šitie abu teatrai, bet tai buvo labai glaudžiai susiję. Iš dramos teatro atėjo šita liga, kurią aš susirgau nuo mažų dienų, teatro liga, kai aš negalėjau gyventi be teatro. Toliau susiklostė taip aplinkybės, tiesiog likimas iš visų pusių. Įstūmė mane į tą kelią, kuris vedė į profesionalaus muzikinio teatro atsiradimą. Kažkokiu tai būdu Kšanas pamatė, pakvietė, įsėdau į tas roges muzikinio teatro ir pirmin. Bet vis tiek visą gyvenimą iki šiol dramos teatras yra, jis nepaleidžia. Ir čia, kai aš ateinu, aš čia jaučiuosi labai gerai. Ir labai džiaugiausi, kai padegimas, kai statė karalienę Luizę 2015 metais, reikėjo Dariui Meškauskui dublerio, nes jisai labai dažnai su Koršunovu, tai kokio Japonijoje, dar kur nors Europoje išvažiavęs, reikia, žodžiu, turėti. Ir jis man pasiūlė dubliuoti ten tokį Štainą, ministrą Štainą. Tai aš su mielu noru sutikau ir kiek mes čia 5 metų turbūt rodėm tą Luizę ir aš ateidavau čia vaidinti ir nedainuoti, o reiškia tokį draminį personažą dramos spektaklyje. Tai buvo džiugu. Aš artistas esu. Aktorius aš esu. Solistas, niekada neskaičiau save solisto. Nes solistas tai man, yra, sakykime, Daunoras, Noreika, ten Milkevičiūtė, arba iš jaunųjų ten koks Mikalauskas, Juozapaitis, arba
gyrininkas, va dabar ten, nu, yra daugybė. Nu, vat, žmonės, kurie iš tikrųjų turi tokius balsus, kai jie uždainuoja, tai užtat labai gerai jausdavausi ir jaučiuosi tuose spektakliuose, kur reikėjo tavęs daugiau kaip aktoriaus. Na, tai žinoma, miuziklai, operetės, bet to buvo keletas pastatymų, kur grinai buvo Stravinskio Edipas karalius, kur tu esi tas pasakotojas, arba Honegerio Žana d'Arc oratorija, kur irgi vienuolis, grinai kalbamas tekstas. Tai va, arba toks kaip Jono Vaitkaus režisuotas Trijų grašių opera spektaklis, kur irgi ten aktoriniai labai geras darbas. Tai va šitie spektakliai man yra patys mieliausi, operetėse žinoma, nes ten vis tiek vokalinės partijos nėra tokios sudėtingos, bet to aš niekada nevaidinau pagrindinių vaidmenų, visada tai buvo tie komiški, charakteringi vaidmenys ir ten daugiau irgi reikėjo to aktorinio prado. Buvo spektaklių, kur aš tikrai sulaukdavau tokių gražių įvertinimų, ypač tada, kai dar buvo mada rašyti recenzijas, kai muzikologai, teatrologai rašydavo vos ne kiekvieną premjerą, aptardavo, vienas teatrologas vienaip parašo, kitas kitaip, įdomu paskaityti, nuomonę išgirsti, vertinimą išgirsti, dabar kažkaip nebemadoj. Bent jau čia Klaipėdoj, tai ar nebėra kam rašyti, ar nebenori, arba niekam nebeįdomu galbūt. Pirmoji operetė, kuri atsirado Klaipėdos muzikinėme teatre, Agrafas Liuksemburgas, kur aš vaidinau, tada būdamas 30, kiek man buvo, 36-7 metai, tai reikėjo vaidinti tokio amžiaus, kokio aš dabar esu, senį kunigaikštį ir atrodyti ir fiziškai atrodyti scenoje. Nu tai jo, reikėdavo paišytis tuos geležinkelius, kaip mes vadindavom, ant veido, jo to grimo tokio profesionalaus, pas mus teatre nelabai buvo kam daryti, tai pats viską darydavai. Jo, tėvas patardavo, ateidavo, pasakydavo, ką čia reikia pabalinti, kur reikia patamsinti, kad atrodyti vyresniam. Atsimenu, kad tėvas man pasakoja tokį nutikimą. Tėvukas mano eina gatve, tada jam jau buvo 75 kažkur metai. Oi, sako, sutinku labai seniai matytą žmogų, ar tai klasioką kažkokią, ar kažką tai iš tų labai senų pažįstamų. Oi, sako, kaip malonu matyti. Oi, sako, mačiau jūs, va čia buvau muzikiniam teatre, nu kaip, sako, dar jūs, o ten reikia paskui šokti, ten pagal siužetą, reiškia, tas kunigaikštis išgeria, tada dar mes nieko nežinojom apie Viagrą, bet jau matyt Domarkas žinojo, nes jisai sugalvojo, kad, reiškia, jisai išgeria tabletę ir staiga viskas ten pas jį savo vietoje atsiranda prie jaunos panelės ir jis ten su ta panelė, reiškia, šoko, ten tokį kankaną mes dėdavom. Jo, tai sako, jūs dar šitaip sušoko, ten tiesiog visą kitą. Tėvas mano, kokie šokiai, kokie kankanai. Tai sako, ten mano sūnus buvo. Nu taip, aš labai panašus į savo tėvą. Dabar ypač senatvėje, tai visiška kopija. Aš kartais į veidrodį taip kaip pasižiūriu, tai man net baisu pasidaro, nes į mane žiūri tėvas amžinatelis. Tai va, tai reiškia,
aš įtikinau, kad iš tikrųjų aš buvau senas tenais. Tai man tai buvo didžiulis įvertinimas, nes tas žmogus patikėjo, kad ten vaidino mano tėvas, kuriam buvo šitiek metų. Tai va, esu labai po gastrolių Vilniuje, atsimenu, spektaklis Trijų grašių opera, kuri Klaipėdoje čia visiškai neprigijo. Jinai, nežinau, tai publikai, kuri lankė muzikinį teatrą, matyt, tai buvo visiškai, tai turėjo būti pastatyta dramos teatre. Va, nes tai, žanras visai kitas, visai kita tenais dramaturgija, jis labai trumpai buvo rodomas. O man tai buvo vienas iš mieliausių spektaklių. Ne tiek jau daug jų yra. Vat Grafas Liuksemburgas buvo labai smagus, nes vienintelė turbūt tokia, protinga operetė, siužetas daugmaž neidiotiškas, nes kitos operetės, tiesiog, tas žodis gal per žiaurus, bet būdavo, tokia banalybė, toks primityvas. Va, tai Grafas Liuksemburgas dar ne, o čia staiga Brechtas. Ir tas vaidmuo mano buvo ten tas ubagutas šefas, Pičiamas. Aš buvau toks laimingas šitame spektaklyje, nes tai buvo visai kitas pasaulis ir kita režisūra visiškai. Aš vaidindavau su tokiu užsidegimu, ir po gastrolių, Vilniuje, atsimenu, irgi neatsimenu, kas ten rašė, buvo įvertintas irgi tas mano pasirodymas. Tai tokie momentai, jie labai, duoda gerai, pakrauna baterijas. Jo. Buvo, aišku, ir kitų, nemažai tų spektaklių, kur jautiesi gerai, bet pirmiausiai tai buvo spektakliai, kur reikalingas aktorinis darbas, o ne vien tik tais opera. Opero turbūt, Sevilijos kirpėjas, kadangi patogiai labai parašyta, vaidinau Bartolo, baritoninė partija, kaip sakau, patogiai parašyta, arijos aš nedainuodavau, bet jos kažkaip nenorėjo ir dirigentas kopiuravo tą ariją, bet buvo labai geras siužetas, kaip žinoma, Sevilijos kirpėjo, smagu labai būdavo, tenais irgi buvo kur siausti, buvo kur pasirodyti iš aktorinės pusės. Tai toks tas mano solisto, artisto gyvenimas, vaidmenų skaičiuoti čia kažkada prieš keletą metų reikėjo dėl CV suskaičiuoti, tai vien tik muzikiniam teatre, plus Pilies dar teatre turėjau, Vilniaus operos baleto teatre vieną, kai buvo Mažasis princas statomas, irgi dubliavau. Tai iš viso susidėjo jau 70 ten yra vaidmenų. Jeigu dar pridėti liaudies operos 10 metų, tai plus ten turbūt dar koks 15 gal gaunas, apie 10. Žodžiu, tikrai vaidmenų daug. Aš neįsivaizduoju žmonijos be teatro. Ir ta žmonija ir gyvena tūkstančius metų su tuo teatru. Jinai negali be jo, nes kaip negali be muzikos, negali be meno apskritai. O teatras, kadangi sujungia savyje daugybę menų po vienu stogu, tai jis tampa tokiu universaliausio vieta priimti ir gauti labai platų spektrą to meno.
ir vizualinį, ir sakykime, tą ir muzikinė, vis tiek tai teatras ir dramos ar muzikinis, jis neapsieina be muzikos. Aš manau, kad labai daug ką reiškia ir tai, kad tu ateini į tą atmosferą, pats pastatas, pati salė, žmonės, kurie yra šalia, dvasios kažkokios, nežinau, kur tam teatre sklando kažkokią atmosferą, specifinę atmosferą. Ir tai va tokia, visa tai susijungia ir, kaip aš sakau, nuo pat vaikystės užfiksuota labai ryškiai yra tas šviesos užgesimas ir prožektorių įsižiebimas. Atsiranda tokia atmosfera, kurią apibūdinti žodžiais yra labai sunku. Bet aš manau, kad ir visi žmonės, kurie ateina į teatrą, jie nori vėl ir vėl pajusti būtent tuos jausmus, kurie yra labai sunkiai nusakomi. Kiekvienas žmogus jaučia skirtingai. Tai aš manau, kad teatras daugeliui matyt sukelia didesnius ar mažesnius, bet kažkokius panašius jausmus ir žmogus vis nori ir nori to gauti, tą pajausti. Ir neįsivaizduoju, kaip galėtų nebūti teatro, kaip jis galėtų būti nereikalingas. Jis bus visada reikalingas.